Nu, ką jau sugalvojai? Reikia suorganizuoti iš tikrųjų tokį renginį, Padėkit nakulius telefonus, pakelkit rankyną! kuris paralyžiuotų miestą, bet legaliai, nepažeidžiant nei konstitucijos, nei jokių įstatymų. Ta mano nuomonė nėra pažeista įstatymų ir nėra gadinama žmonėms, kažkokią valstybę turėti tenais, kaip pasakyti, valstybė pavojų grėsint. Aš negrėsiu pavojų, aš nedarau jokios įtakos valstybė. Blin, čia tiesiog smegenys įjungi ir žinai, kad jokie mitingai ir protestai tam nepadės. O ką, Petrai, tu manai? Buvau užsienį, buvau kitoj šalyje. Labanakt. Trakbach įvyko, išsisprendė. Žmonės meluoja. Pareigūnai, kariškiai, visi, kas užmesit akį į šitą transliaciją. Mąstykit. Ką jau čia sumastėt? Aš pasakau slavą Lietuvą. Įterų kiekį. Takš tau blyną ant snukio, tokį karvės blyną, smirdantį, dvokiantį. Tai ką, šūduose viską skandinsite? Įsivaizduok, ten kur šūdą prišika ir baisulinė smarvė. Ir te toj smarvė sėdėtų žmogus, tikrai jis nesėdėtų. Tai ką, kiekvienas turės atsinešti savo šūdą? Ir atsiminkit, teko jūs einat patys, prisidirbat patys, prisišikat. Klausyk, tai ką, ir tu dalyvausi? Net nesėdėčiau čia stem ir šūdo nemalčiau. Pala. O kas mums iš to? Mes ir taip apsišykę. Tai kažkam tai naudinga. Nes jūs nori žmonės padaryti taip, kaip jūs mąstytumėt. Tikrai taip nepadarysit. O ką darysim, jei paslys kas ant šūdo? Atsikelk, aš tau duosiu eurą. Kelkis. Tai va, čia taip ir yra. Blembo transliacija kokia ilga. Hebra, kam patiko mano nuomonė, tai aš nežinau. Tu sadistas, tu suka sadistas. Vienu žodžiu, yra toks dalykas, kad mes neturime elgtis kaip visi žmonės. Aišku. Na tai kvies tada savo hebrą.